Sveiki, naujos kliurkos ir mano ištikimi sekėjai. Jeigu jau išklydai į mano kanalą, leis man papasakoti, kokias nuotykių marmalynės čia matysi ir iš kokio fokuso aš išlindęs. Nuo pat mažų dienų ieškojau nuotykių savo vietiniam rajone ir klausinėjau keisčiausių klausimų. Niekas nepasikeitė. Žiūri aplink, stebiesi viskuo ir tu pasaulį regi atvirkščiai. Ilga istorija trumpai. Prieš 2 mėnesius kartu su Dominyka susikruojam savo gyvenimus į 40 litrų ir išlėkėm į pietryčių Aziją. Jau apkeliavom Šiaurės Tailando ir Vietnamo kampelius, o Kambodžai atidarius duris į vidų nusprendžiau pasikviesti ir jus. Kaip surimavau. Tai pasigarsink savo šilelį ir naujausią iPhone'ą. Jeigu nori man padėti, nebūk suvalkietis ir paspaus tą like mygtuką. O dabar lekiam į Kambodžą. Beje, komentuokit, čirškinkit mane komentaruose, prižadu atsakyti į kiekvieną konstruktyvų komentarą. Labas rytas. Nauja diena. Einam pavalgyti paskutinių fancy pusryčių, nes nuo rytojaus pusryčiai bus ne nuo mūsų priklausantis. Nu va, dirbtinis intelektas jau yra naudojamas komercijoje. Tikrai gyvūnai jūs apranėdavo. A jo, galbūt. Uvavivu. Dominykai jau minutę spokso į musę. Domus gyvūnus, ką man padaryti? O toks laimingas gavęs savo maistą. Labai buvo alkanas. Nemėsiškas mėsainis. Su saldžiom bulvėm ir tomatu. Ir majonezu. O ką tu pasiėmė? Varėm į savanoriavimo centrą. Leiskit man pristatyti mūsų hatą. VIP Deluxe Luxury kambarys. Vaikiška patalynė, čiužinys. Vaizdas į kaimą. Vaizdas į kaimą. Ūžimas kažkoks. Labas. Ir tiek. Sumokėjom. Dar nesumokėjom. Už savaitę buvimą čia ir mokymą ir visą kitą. Mes nieko nemokam. Mes mokam tik už maistą ir už prisidėjimą už mokyklą. Tai $10 dienai žmogui, 7 dienos matematikos kilai, 100 kem. Daugiau jokių išlaidų turbūt nebus, nebent kažkas spontaniško. O ką čia veiksim be mokymo vaikų, tai neįsivaizduoju dar. Turbūt tyrinėsim kaimo vietovę, pažiūrėsim. O dabar einam valgyti pietų. Iki. Nei valandos nesam čia. Aš buvau atsirėmęs į šitą užuolaidą. O dabar Dominyka užtraukė vieną. Bam! Aštunkojas. Istorija kartojasi, kaip sako. Žinot, jaučiuosi kaip tam TikToko video, kur pakankamai ilgai žiūri į vorą ir tada jis šoka ant kameros. Oi, koks greitas. Nežinau, kuris yra. Siaubo filmų scenarijus. Ai! Tavo kuprinė. O ne. Šiaip gaila, bet, aš nežinau geresnės išeities. Tai mes esam kažkokiam kaime, net nežinau kokiam.
žiauriai pavargom po Siem Reap miesto, tai įsėdom į mašiną, mus atvežė į kaimą, kur savanoriausim, tai tik dabar išėjau į lauką apsidairyti. Hello. Ratu. Ratu. Pasisveikink su žiūrovais. Blusus. Pleiskanius. Čia turėtų būti kažkur dviračiai, tai jau čia nieko ypatingo nebus, bet būtų faina apvažiuoti ratuką aplink kaimą. Labas rytas! Šiandien jau radau dviratį, netgi 3 dviračius. Kurį renkamės. Tas turbūt užimtas. Pasimsim raudoną. Pritrauk dėmesį. Varom apsidairyti, apsiuostyti kaime. Gal rasim kokią anomaliją. Kaimo hebrantai. Đã lâu bài cài rồi mình can thật thà mộc nó của bàiประเภทนี้อ้อยโปคนใจรอสิ่งธนาการเมียนก่อนจะลอดเกิดเรียนจะ Vietinės mišios. Ne, šiaip čia kažkoks religinis dalykas. Pirmai 2 žmonės stovėjo. O ko ne Lietuvos kaimas. Kaip du vandens lašai. Drebulys. Ne dviratis, o drebulys. Ne, šiaip galimai su šituo ir važiuosim į mokyklą vakare. Mokyt vaikų. O mokinsim jų anglų kalbos nuo pradinukų iki 18 mečių realiai. Sahara. Sėsk ant bagažo, pavešiu. Arba į pintinę. Čam Reap sur? Persikioja ta matematika. Mūsų vila. Antram aukšte esam. Trys D gėliais. Didžiulis namas, o gyvena tik viena šeima. Ir savanorė, aišku. Ten vaikutį supa. Šeimos istorija. Čia užuolaidos 5 metrų. Drebulys.
Hello, Dubai. You see? Me, Alex, Dubai. You here. My feet. You see? And here is you. You see? Hello. Hi. Here. Now you wave like this. Hello. 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 Yes. Yes. Tai einam į mokyklą. Pirma diena. Labai karšta. Labai. Ten vaikai jau važiuoja į mokyklą. Vakarinę mokyklą galbūt, nes jau apie 3 valandos ir trunka iki kokių 7. Žuolis. Hey! Nice t-shirt. Brooklyn. Hey dude. What's your name? Alex. What's your name? You need water here. Oh! Vaikai tiesiog pasidarė žaislus iš šiukšlių. Maišą prisirišę prie krepšio bet kokio. Ir žaidžia savo. Meta į viršų, nukrenta. Kada Duolingo tapo kažkokia pianino programėlė? Aš mokausi, tu man trukdai. Labas rytas. Šiandien yra 3 diena šitoj savanorystės vietoj. Vakar mokėm vaikus porą valandų. O šiandien yra šeštadienis, todėl jokių veiklų nėra suorganizuota. Labai karšta, tai nusprendžiau būti namie šiandien. Ir istorija tokia, kad vakar man papasakojo apie krokodilų fermą. Kuri yra už 2 namų realiai nuo čia. Ir daugiau pasidomėjus, labai galimai, labai tikėtina, kad ta ferma yra nelegali ir kad tuos krokodilus augina vien dėl jų odos ir mėsos. Tai aš dar patikrinau internete kelias vietas, ar ta ferma yra registruota ir nieko panašaus ten neradau. Tai susisiekiau su viena organizacija, kurie saugo Kambodžos gamtą, gyvūnus ir visą laukinę gamtą žodžiu.
ir pranešiau jiem apie šitą atvejį. O dabar, šiaip aš tų krokodilų pats nemačiau, tai norėčiau pakelt droną ir pamatyti, ar iš tikrųjų ten jinai yra ir galbūt nusiųsti nuotrauką jiems kartu su koordinatėm, kur yra ta ferma. Tai jau vakar iš tikrųjų, kai ėjau iš mokyklos pro tą vietą, ten sėdėjo apie 10 vyrų, gėrė jie ten alų, šnekučiavosi, siūlė prisijungti ir kai kurie iš jų atrodė labai įtartinai pagal stereotipus, tai buvo labai išskirtiniai šitam kaime. Dauguma žmonių ten apsirengę prastai ir panašiai, o šie buvo su kaip ir prašmatniais drabužiais, tais vakarietiško brendo drabužiais, žodžiu. Tatuiruotis kūnas kai kurių visas. Aišku, čia jau lendam į stereotipus, bet tiesiog labai neįprasta tokius žmonės matyti kaime. Ir jau tada man pasirodė gan keista ir įdomu, kuo jie verčiasi šitam kaime. Tai paskui jau papasako mums vieną savanorį apie tą fermą, kad juos įsileido ten iš draugiškumo ir jie matė viską, kaip su jais neetiškai elgiasi ir kiek daug ten jų yra ir kokios prastos sąlygos jiems ten būti. Tai kadangi mes nesam prie jokių šventyklų ar pačioj sostinėje, o tiesiog vietiniam kaime, kažkur netoli Siem Reap, tai skraidyti droną yra legalu, tiesiog žodžiu kaimynams su krokodilais turbūt nelabai būtų malonu ir nesijaustų jie saugiai, jeigu aš ten zuinčiau su dronu, tai vien dėl to yra truputį nejauku. Galbūt pabandysiu nueiti į atokesnę vietą ir neskraidinsiu iš čia būtent, kad blogiausio atveju neatsektų manęs su dronu tiesiai į čia. Šoksim ant drebulio, pavažiuosim kelis šimtus metrų kur nors ir bandysiu pakelt droną. Tai čia yra ta vieta beje, kur vakar matėm tuos žmonės. Hai. Manau, kad kažkur čia yra ta ferma būtent. Atvariau į atokesnę vietą, čia už medžio kažkokio. Ten maždaug yra ferma už 200-300 metrų. Tai iš pradžių pabandysiu praskristi aukštai. Jeigu nematysiu jokių žmonių, galbūt truputį nusileisiu. Bet tikrai netyrinėsiu labai ilgai. Paimsiu kadrą ir grįšiu iš karto.
Dabar varysiu kažkur apsukti ratuką tiesiog ir paskui grįšiu namo ir nusiųsiu tą nuotrauką kartu su koordinacijom. Nežinau, kiek laiko užtruks, kol atvarysiu patikrinti, bet aš būsiu savo padaręs. Sustojau prie kažkokių žmonių, tiesiog valgė pietus, klausėsi muzikos visi kartu. Sustojau, pašnekėjom kūno kalbą biškį. Žiūrau, kad turi prekių kažkokių parduotuvę. 6 prekės gal. O daugiau parduotuvių visiškai nemačiau čia, tai galvoju, reikia pasimti kažką. Tai susirinkau porą gėrimų, ten čipsekų ir žiūrau, kad pasitikrinau, kad pinigų neturiu. Tai sakau, atnešiu vėliau. Bet paaiškint kūno kalbą, kad atnešiu vėliau, tai sunku buvo. Bet manau, susikalbėjom, tai grįšiu vėliau ir atvešiu $1.50 ar kiek ten. Gerai, varom namo, nusipirkau šalto gėrimo sau ir Dominikai ir tiek. Hai! Važiuosim pro tą fermą. Hai! Ką žinai, ne čia? Čia, man atrodo. Jo, čia jinai ir yra. Tai leiskit papasakot, kur mes čia esam. Lithuania. Kambodža. Mes esam Kambodžoj, atvarėm į Phnom Penh sostinę iš pradžių. Ten buvom kelias dienas, tada šovėm į vietinius kaimus čia. Ir tada autobusu važiavom į Siem Reap. Čia pamatėm kelias šventyklas, padarėm turistinius dalykėlius ir dabar atvarėm į vieną kaimą visai šalia esantį Siem Reap provincijoje. Tai mes esam čia. Dienas leisim mokydami vaikus ir šiaip ilsėdamiesi. Hamakai. Čia mėgdino leliuką pirmai. Prisirišę šniūrą. Važiuojam pinigų duoti už tas prekes, kur pirkom. Hey. Money for Yeah, Akun. Akun. Yeah. Akun. Your cat. Your cat. Hi. Scared. Tai va, grąžinom pinigus, atsiskaitėm, sumokėjom skolas, važiuojam. What's your name? My name is Sheen. Sheen. Yes. Alex. No teacher. We play ball. Alex. In school, teacher. Yeah.
Okay? Okay. Your name? You play game? Whoa. Nice. Why? You want to learn English? Du iš šitų vaikų ateina į mokyklą, trečias neina ir nenori eiti. Manau. Oba. Hey. Hello. Šeštadienį į mokyklą eina vaikai. Tik ne į tą po pietinę, kur mes būnam. Hello. Čau, Maripsur. Susnai. Prasilenkė. Sveikas, sveikas. Labai gražiai saulė atrodo dabar. Tokiu metu pradeda vėjas truputį ir ne taip karšta lauke. Į kokį jie susirinkimą, ką žinai, eina. Hi! Alex! Rytoj anksti ryte prieš varant į kelionę pabandysiu paleisti droną arčiau. Nusileist žemiau ir pabandyti paimti kokių kadrų, kol visi dar miega tikriausiai. Tai pabandysiu tą ir tiek. O tai organizacijai jau parašiau ir koordinates ir netgi iš Google Maps matosi ta vieta, matosi krokodilai netgi, tai tikiuosi to pakaks, kad jie rastų šitą vietą. O su manim galbūt susisieks, jeigu išsiaiškins, ar ten legalu ar ne. O rytoj planuoju varyti į vietinį turgų, kuris yra už gero pusvalandžio dviračių ir yra kažkokia šventykla netoli, kuri priklauso Angkor Wat tinklui, už kurį reikia mokėti $5, bet galbūt tačiau pavyks patekti į ją nemokamai kaip nors, nes nėra jinai labai ten žinoma, o jeigu ne, tai tiesiog pravažiuosim pro šoną. Ir bandysiu išvaryti anksti ryte, kad išvengti visų karščių. Gal ir tu pasimti nuotykį, ką? Nori? Atsikelęs anksti ryte? Blusius yra nepriklausomas. Tiksliau, blusiai. Blusiai yra nepriklausoma
Šuo moteris. Įsiaudrino. Drifto ralis. Jinai man nori kažką parodyti. Oba! Ateši. Ei, ne. Užsuodinai mane. Sakau, išsuodinai mane. Tai mes su Blusė jau sakom labanakts, ne? O mes susitiksim rytoj, kur varysim į kitą nuotykį. Ate. Labas rytas. 7 ryto atsikeliu, pirmas garsas, kažkas pjauna žolę. Galvoju, kaip aš Lietuvoje atsidūriau. Tai žodžiu, sėdam ant barškučio ir važiuojam į kitą nuotykį. Važiuosim į turgų, pasimsim vaisių. Dabar visiškai nekaršta yra dar. O pakeliui galbūt pamatysim vieną kitą įdomesnį dalykėlį. Jau matau vieną. Eik tu savo. Net nenoriu rodyti iš tikrųjų. Šuo valgo parišiuką. Kitapus kaimynai turi kiaulių. Tai arba jis sumedžiojo tą vieną parišiuką, arba jį jam davė dėl kažko, gal susirgęs koks ar dar kažko. Tai kaip sakiau, vakar pradėsim dieną pakeldami droną virš tos krokodilų fermos. Vėl. Tai važiuojam į savo slaptą vietelę. Iš tikrųjų, matau, kad vartai yra atidaryti, tai reiškia, kažkas viduj yra. Turbūt dirbo ryte gal. Tai ką aš darysiu, gal nesivelsiu į tą dalyką ir varau į turgų tiesiai. Čia šunų pilna. Baisu truputį. Kartais pažiūri jie į tave taip, pradeda eit, nutirpstu net. Tai tas turgus jau ne taip ir toli. Matau močiutės visokias grįžtant pilnais maišais ant motorolerio. Aš dar tik važiuoju. Jau visi kiaušiniai bus išpirkti tokiu laiku.
Tai panašu, kad atvarėm. Ieškosim bananų pirmiausiai. Gal kokį arbūzą rasim pusryčiam. Mangų, nežinau. Suprantu tave, mažylė. You want help? Atėjau banh mi vadinamųjų. Sumuštinis su... Dažniausiai mėsa būna. Bet aš pasėmiau su kiaušiniais, agurku, dar ten pridės kokių salotų. Ir viskas. Už $1. Šiaip matau, kad kepa tuos kiaušinius tuose pat riebaluose nuo mėsų visų. Bet ką jau dabar. Aš ne vienas iš tų, kur dabar sakyčiau, davai tu man iškep per naujo kiaušinius, šituos išmesk ir išvalyk dar. Tai suvalgysiu kaip nors. Patvirtintus Alekso. Rekomenduoju. Kam lipsu? Net nosį užgniaužė kvapus. Čiam lipsur. Radau arbūzų ir bananų. Hi. How much? 1,000. Net nepakeliu. Nupirkau 2 arbūzus už $5 $. 2 arbūzai $5. O bananai kiti $5. Tai $1 sumokėjau. O vaisiai 2 dienom. 2 žmonėm 2 dienom. Ok. Einu dar ieškoti mangų kokių ar drakono vaisių. Pažiūrėsim, ką rasim. Bet kas keista, tai kad žmonės ant grindų susėdę, dar taip nematęs. Dažniausiai turi stalus, dar kažką. Turgaus spūstys. Pažįstamas jausmas. Visa žuvis apspitę yra musės. Bet žmonių tai nesustabdo visiškai nuo pirkimo. Čia žalia.
muoj. Makoana. Kas mylit gyvūnėlius, gal ne pati geriausia vieta būti tokiam turgui. Nu, bet irgi ne Vietnamo, ten kur šunį gali pamatyti. Čia žmonės valgo žiurkės, bet dar nesu matęs jokiam turgui ar jokiam vietiniam name. Nemačiau žmonių valgant žiurkės. Bet žinau, kad gan populiarus dalykas. Čia į šitą turgaus vietą renkasi kiečiausi. Jaučiu. Jau šitą vietą biškai palindus į vidų primena ir Lietuvos turgelius. Čia reikėtų ateiti naujos kuprinės mokyklai. Nu, rinkis, kokios nori. Gucci, Spidermanų. Kokiu tik nori. Tiesiai iš Kinijos. Tau į rankas. Aš negaliu, žmonės čia tokie mieli. Pažiūrė į mane tokie susikrimtę kažko. Skaučiom ripsur. Pradeda kiekvieną kaip maži vaikai. Šypsosi. Wow. Tokie smalsus, ypač senyvo amžiaus žmonės. Tokie smalsus yra. Tokie geranoriški. Jaučiuosi kaip namie. Nu, žuvų žinovai, pasakykit man, kokios čia yra žuvys. Čiam ripsur. Čiam ripsur. Ai, vaisių jaučiu užteks. Pasėmiau mangų beje. Irgi 5 centų už kilogramą. Tai labai gerai. Pirmoje vietoje sakė $1. Čam ripsur? Dar nebuvau matęs varlių. Čam ripsur? Frog. Wow. Very strange to me. Ten gyvos yra. Ten gyvos. Čia negyvos. Viskas labai paprasta. Šviežia. Čia viskas labai šviežia. Gyvos žuvys vienom puode, negyvos kitam. Sekundžių šviežumas. Va čia būtent čia žiauri smarvė. Net riečia nosį. Paskutinis pirkinys mandarinai. Oh.
pradėjo juoktis iš mano reakcijos. Galvoja, nematęs žmogus, kaip žuvis iššoka iš puodo. Get out of here. Galvoja, nu ir keistuolis. Alex. Me, Alex. How old are you? 5. And you? 8? 6? Wow. You're very big. Wow. 6 years old. So big. Gerai, pradėjau važiuoti link šventyklos. Čia vos nusukti reikėjo biškutį. Dvigubai ilgiau reiks važiuoti namo, bet galvoju, bus verta galbūt užsukti į tą šventyklą, pasidaryti. Jeigu neįleis, tai neįleis. Pabandysiu tiesiog eiti, jeigu prašys bilieto, tai apsisuksim. Labai garsu. Kažkokia bendruomenė irgi. Vaikai ant batutų. Senoliai valgo, meldžiasi. Padangoj beveik nėra oro. Here. Čia kaip tik buvau ir sustojau šalia. Tvarko motorolerius. Vis? Bet jau čia mačius gyvenimo Palanguliai. Ten šventykla jau visai netoli. Čia buvo kažkoks kareivis, tai aš manyčiau čia tikrino, bet nesakė nieko nei dėl drono, nei dėl bilieto. Žiūrėsim. Čia užklydau tiesiog į kažkokią šventyklą irgi, 9 amžiaus. Pilna turistų, bet ne tipinių turistų, kur atvarė Gepyrui savo, o tokie, kur jau visko gyvenimą matė ir nori dar pamatyti. Tai žodžiu, visi pagyvenę žmonės į šitas šventyklas, kiek pastebėjau, eina. Ir ypač tokiuose nepopuliariuose šventyklose nemažai jų. Tai čia nenoriu nuvertinti, bet per daug ypatinga nėra. Pastatyta garbint karalių, jeigu neklystu. Ir iš jos per daug nieko nelikę, nes jinai buvo iš medžio ir žemės, jeigu neklystu. Tai išliko tik tai, kas buvo padaryta iš plytų. Bet oras labai gražus už tai. O ta šventykla, kur noriu nuvaryti, tai
Bakong vadinasi. Taip pat kaip ir kaimas, į kurį aš atvariau čia į tą turgų. Bakong kaime. Yra Bakong šventyklos. Tas vietinis kaimas, kur aš apsistojęs su Dominyka, tai ten jisai net pavadinimo nelabai turi, bet jis yra prie Bakong. Tai va. Hebra, nepatikėsit, ką radau. Mača. Laimingiausias vaikas pasaulyje. Akun. Važiuojam toliau. Grįžtant paimsim ir Dominikai. Pražioplinau aš pro tą šventyklą. Ta Kurodžiaus šventykla buvo truputėlį toliau nuo tos Bakong. Ta Bakong šventyklą aš jau pravažiavau prieš tai. Tai, žodžiu, nežiūrėjau šitų žemėlapius, važiavau savo. Ir kai pravažiavau jau tą šventyklą Kurodžiaus, sustojau čia Mačos, sako, ta Bakong šventykla kitoj pusėje, iš ten, kur atvažiavai. Gerai galvoju, važiuoju atgal, bam, tikrina bilietus. Apsimečiau, kad nematau aš ten tos kontrolės, pradėjau važiuoti, vis tiek susistabdė, prašė bilieto. Žodžiu, bandžiau apsimest durneliu, kad varau atgal į kaimą, bet sakė, važiuok kitų kelių. Tai važiuosim. Važiuosim atgal, o jeigu bus jėgų, dar grįšim į tą šventyklą. Nes iš kitos pusės, kur aš atvažiavau, kažkaip netikrino, tai aš galėjau turbūt ir įlysti į tą šventyklą. Žodžiu. Paimsiu Mačos Dominiką ir varau namo. I film videos of Cambodia. You can see me here. I like your eye. Thank you. Blue. Like ocean. And thank you. Akun. You have... handsome. Thank you. I have a girlfriend. I have a girlfriend. Your girlfriend not come with you? But now she stay with you, right? Now. Stone. Stone. Cái màu đẹp đấy. Stone, nah, stone. Mà Stone người nào nó gặp quần cặp thầy gặp quần. Far away from here. 10 minutes with bike. 10 minutes. Stone village. Stone chị ở đây. Stone nè, Stone chị đó. Yeah. Stone, Stone. Stone. What did I say? I say Stone village, yes. Stone có chuyện đấy. Stone. Stone. Khmer, very hard. English easy. Sakė, nedaug žmonių užsisakinėjo Mačą, tai mačiau, kad droviai gamina. Nelabai moka pagaminti, bet visai skaniai gavosi. Ir patys pabandė, nes realiai atplėšė tik tai dabar. Nesą bandė net. Sako, patinka žalia arbata, bet Mačos nesam ragavę. Užklydau į kapus. Tokį šunkeliu važiavau. Vau, kokie nematyti. Labai įdomiai atrodo.
Galėjau normaliu keliu grįžti, bet na vėlgi reikėjo pasirinkti kažkokius miškus. Gerai, kad su kalnų dviračiu varau. Tik rato nepamest gerai būtų, o visa kita nesvarbu. O, krokodilų irštva. Tokio driftas ant smėlio. Skrendu su vėjo. 3 metrus per sekundę. Matau kelią. Alleluja. 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 Bingo! Čia yra pagrindinė gatvė, kurią pradėjau važiuoti. Tai reiškiasi, mes jau labai netoli. Tai šiandien tiek to turinio bus. Tokios Katino dienos savaitgalis. Rytoj pirmadienis. Varysim mokyt vaikų į vakarą. Dviratukas mano niekad nesustoja. Ilsėkis ramybėje. Maestro.
Nu ir ką? O aš negreitas tipo. Tai tiek žinių šiandien, žiūrovai. Susitiksim rytoj. Ką veiksim, nežinia. Visi laužus pasikūrę žiauriai jaukiai atrodo. Laužiukai laukia. Šeima. Vakarienė. Šnekučiavimasis. Blusius sako like, share, subscribe.